Labas, Giedrė. Labas, Jurgita. Labai džiaugiuosi, kad šiandien susitikom, nes kaip tik šiandien noriu tavęs paklausinėti, kuo užsiemi, ką šiuo gyvenimo etapu veiki, nes manau, kad ir žmonėms labai naudinga išgirsti, sužinoti ir norintiems bus drąsiau kreiptis profesionalios pagalbos. Gerai, mielai papasakosiu ir savo ruoštų tavęs irgi paklausinėsiu. Puiku. Gal ir pradėkim. Esi kasdien darbo turinti psichoterapeutė. Kas tau yra psichoterapeuto profesija? Apie ką tau jie? Kaip galėtum savais žodžiais apibūdinti, nes apibrėžimų juk yra visokių. Koks tavasis? Man psichoterapija tai yra visų pirma santykis su žmogum. Betarpiškas santykis, kuriame žmogaus nevertinu, neteisiu, nepatarinėju, nesmerkiu ir tiesiog su juo būnu. Pilnai būnu, priimu ir leidžiu, galima sakyti, tam tikrą prasme dužti mane. Atremiu situaciją, jausmus ir viskas, kas vyksta. Tai žmogus susižaloja per santykį, bet žmogus ir gyja per santykį. Tai yra toks tarsi uosto buvimas žmogui. Man apie tai yra psichoterapija. Grynai apie ryšį, apie emocinį pasiekiamumą. Iš esmės, žmogaus gyjimas tai yra tai, kad aš susijungiu su juo, jis susijungia su manim. Mes esame emociniam ryšyje. Kas yra labai labai svarbu, kas padeda gyti, tiesiog padeda. Atrodo toks paprastas dalykas, tiesiog būti su žmogum, ko galbūt labai labai trūksta ir yra nepatirta, tai man tai yra psichoterapija. Taip, tai aišku yra žinios, tai yra metodas, tai yra daug dalykų, bet iš esmės tai yra ryšys ir buvimas. Ką esi baigusi? Geštalto psichoterapijos institutą, Kauno Geštalto. O kaip iki čia ir dabar atėjai? Kaip tapai psichoterapeutė? Ar kodėl tapai psichoterapeutė? Ar galėtum trumpai papasakot savo kelionę iki čia ir dabar? Kelionė tai mano buvo labai įdomi, netradicinė, gal sakykime, ir nestandartinė. Aš tikrai negalvojau, kad užaugusi būsiu psichoterapeutė, tikrai ne. Visą laiką nuo vaikystės svajojau apie verslo sektorių ir kažkaip taip, kad buvo taip įkalta, kad vadovaujamas darbas lygų kažkas tai wow. Tai to tikslingai siekiau ir wow nebuvo. Nebuvau laiminga. Tai mano magistras bakalauras yra daugiau į verslo sektorių. O kalbant apie psichoterapiją, tai 12 metų atgal visą tai prasidėjo ir nuo kliento kėdės. Taip jau nutiko, kad reikėjo kreiptis man pagalbos ir galbūt už poros metų aš labai norėjau pažiūrėti, kaip atrodo kitoj kėdės pusėje. Tai įstojau mokytis, baigiau ir dirbu dabar. Tai ta mano kelionė nuo praktikos ir nuo kliento yra prasidėjusi. Ir labai galbūt tuo ir džiaugiuosi, nes galėjau patirti, kad tai yra veiksminga, tai yra naudinga ir tai iš tikrųjų keičia į gerą. O tas būtent apie ką ir kalbėjau, ryšys su žmogum, kai yra kažkas, kas palaiko, išklauso, remia, atlaiko, nesmerkia, tie pokyčiai labai gražiai dėliojasi. Tai iš esmės tikiu, ko darau. Ir džiaugsmų, aišku, patiri. Ir kokių iššūkių patiri, ir kaip save paruoši, kad kokybiškai dirbtum, nes visgi toks darbas reikalauja labai daug visokeriopų jėgų, energijos. Iš tikrųjų, tai taip, nemeluosiu, kad daug energijos reikalauja, labai daug žmogiškų resursų. Tai jau esu savo dienos rutiną susidėliojusi, yra sportas, yra meditacijos, yra skaitimas, yra tie patys podcastai. Tai toks gaunasi pakrovimo šaltinis. Labai mėgstu vaikščioti ir po darbo ypač,
minimum pusę valandos vaikštau, tai atrodo kažkaip taip man padeda išeiti ir persikrauti. Didžiausias džiaugsmas tai yra, kai žmogus keičiasi mano akyse, tai didžiausia man dovana matyti pokyčius. Matyti realius pokyčius, kaip žmogus jau ateina, kaip jisai kalba, kaip mintis dėlioja, taip pat kaip pasidalina, kas keičiasi jo gyvenime, ką keičia, ribas brėžia, kalba daugiau, dalinasi jausmais, ieško žmonių, kurie būtų emociškai pasiekiami ir mato to svarbą. Tai kažkaip tie visi tokie pokyčiai labai labai motyvuoja. Ir tai, kartojosi didelė dovana yra juos matyti, juos patirti ir tai, tikrai džiaugsmo ašarų būna daug, kai matau, kad jau juda gera linkme, jau kokybiškėja, jau keičiasi, labiau rūpinasi savim. Tai, o iššūkiai, tai aišku, yra ir daug, ir sunkių atvejų, nepaslaptis, ir savižudybės grėsmė, tikrai tai pasitaiko, mirtys, gedulo konsultacijos, jos būna tikrai labai emociškai sunkios. Tai labai padeda rutina, dienos rutina, ta parama. Tikrai pati einu į savo asmeninės terapijas, lankau pastoviai savo supervizijas, su kolegom kalbuosi apie atvejus, kurie yra sunkus, kad galėčiau gauti paramos, įžvalgų ir kažkaip taip pasidėliot, galbūt krypti. Tai visą laiką esu pastoviam judėjime, pastoviose informacijos paieškose. Ir tas mane irgi žavi, nes man nepatinka, kai jau kažką viską žinau. Tai ši profesija yra ta, kad aš mokysiuosi visą gyvenimą, o man reikia, mano asmenybei reikia dinamikos, reikia kažko naujo, tada yra gerai. Jeigu jaučiu, kad jau pasiekiau lubas, man nebeįdomu, tai man vis dar labai įdomu. Toks visada vyksta darbas ir su savim, ar ne? Augimas, tobulėjimas, tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Ir aš per kiekvieną žmogų paaugu. Man kiekvienas žmogus su savo įžvalgom duoda ir man įžvalgų, tai aš tikrai labai daug gaunu. Kiekvienas tas pokalbis tikrai mane keičia. O vis tiek kažkokių temų turi tokių paklausesnių, ar ne? Kur esi stipriausia? Šiuo, sakykime, etapu, kur esi stipriausia, kokie žmonės į tave kreipiasi pagalbos? Tai mano klientas yra jautrus klientas. Jautri asmenybė yra mano klientas. Nerimo patiriantis žmogus irgi yra mano klientas. Esantis toksiškuose santykiuose, smurtiniuose santykiuose ir ar norintis jau po jų atsigauti. Kažkaip taip, gan šis srautas pas mane eina ir gan, sakykime, taip gerai su juo tvarkausi. Aišku, ir vaikystės traumos, traumatinės patirtys, tai darbas su trauma irgi yra mano tas sritis, kur darbuojuosi. Vis tiek darbo specifika, kiek žinau, yra toks meistriškas, tikslingas klausimų uždavimas, ar ne? Kad žmogus, kad susiprastų, susivoktų, sau padėtų, ar ne, kažkokius dalykus išnarplioti, kažkokių patarimų, kaip suprantu, kaip sakei, nedalini, ar ne? Psichoterapeutas yra kaip veidrodis žmogui. Taip. Daug dalykų tenka atkartoti, aš išgirdau taip ir taip. Taip atspindėti. Ir iš esmės, labai reikalingas tas aštrus pailsėjęs protas. Struktūruoti, eiti, matau tą kryptį, koks poreikis, toks labai analitinis. Taip. Labai analitinis ir iš tikrųjų reikia to tokio tam tikrą prasme greičio ir struktūravimo ir analitinio mąstymo. Ir plataus matymo, ar ne? Ir tokio sąsajinio labai mąstymo. Pamatyt tas. Visada yra sluoksniai, yra realybė, yra praeitis, yra kur čia yra kas, kaip tie sluoksniai veikia. Taip.
kur pasiveja iš ten ir tada, o kur yra tikrai čia ir dabar daugiau. Ir kaip mums atskirti. Taip yra. Na, šiandien psichoterapeutų, ačiū Dievui, daugėja. Aišku, ne visi jie yra vienodo, sakykime, lygio, ar ne, ir sąmoningumo lygio, ir dvasingumo lygio, ir panašiai, ir to profesinio pasiruošimo. Ką patartumėjai žmogui ieškančiam psichoterapeuto pagalbos? Vat į ką atkreipti dėmesį? Kodėl, pavyzdžiui, ir pati kreiptumėjais būtent į save? Geras klausimas. Labai yra svarbus žmogus. Labai yra svarbus žmogus ir aišku, klientui labai sunku pamatyti, koks tas žmogus su kokia yra istorija, nes man labai ta metafora patinka, purvinų skudurų grindų neišplausia. Tai iš esmės pati to terapeuto visa žmogaus struktūra jam turi pakankamai būti pradirbta. Žmogus nenueis toliau, negu yra nuėjęs psichoterapeutas. Bent jau taip yra literatūroje rašyma ir iš tikrųjų, tai yra tiesa, tas žmogus, kuris daug praėjęs, susitvarkęs, jis yra, ta kažkokia tai kelrodė žvaigždė, kad tai yra visgi įmanoma. Tai aišku, šitą visą istoriją savo gyvenimo, kaip ir pagal visus etikos principus, aš negaliu dalintis. Nes, mano profesijoje žmogus turi būti tas švarus popieriaus lapas, tai to istorijos savo. Jeigu tai yra, aišku, naudinga klientui, kažkiek galima sakyti, bet ji turi būti šone, nes tai negali patapti mano konsultacija, tai visgi žmogaus. Tai kalbant iš tos prizmės, visgi rinkti žmogų ir labai stebėti jauseną, kaip jaučiasi žmogus santykiai su terapeutu. Jis visgi turi jaustis komfortabiliai, kad turi turėti tą jauseną, kad tam žmogui aš tikrai galiu pasakyti viską. Visas tas tokias juodžiausias, galbūt savo gėdas, baimės, bet tas jausmas yra svarbiausias. Man yra saugu, komfortabilu ir galėčiau pasakyti viską. Tai tas yra, jeigu kyla pasipriešinimas kažkoks, aišku, psichoterapijai visada kyla pasipriešinimas, tai nėra išvengiamas dalykas, bet kažkur tavo jausena, tai tikrai turi būti. Ir faktas tas, kad aišku, ir pagal atliktus tyrimus yra didžiausia dalis yra psichoterapijos sėkmės žmogaus noras keistis. Be šito noro keistis labai yra sunku pajudėti. Atsakomybės prisiėmimas ir noras keistis. Jis dažnai yra perkeliama atsakomybė į specialistą. Iš esmės, aš galiu panaviguoti, padiriguoti, bet vis tiek žmogui viską reikės padaryti pačiam. Ir išjausti, ir traumatinės patirtis, ir spręsti gyvenime reikės pačiam. Tai va čia tas toks įsigalinimas. Ir taip, žmogus, jautrus klientas su jautriu terapeutu labai gera kombinacija, bet jeigu jau jautrus klientas ir mažiau jautrus terapeutas, tai jautriam klientui yra sunkiau. Tai va čia tas toksai jausena. Aišku, jie ateina per laiką, per laiką ateina. Kaip pati pradžia, tai sunku labai suprasti, kas čia yra mano, ne mano. Tai ir aišku, taip, žinios svarbu. Psichoterapeuto žinios, metodai svarbu. Tai iš esmės, tai yra noras keistis. Tai yra ryšys, būtent žmogaus susijungimas su terapeutu ir tada jau, svarbu taip ir žinios čia neišvengiamas dalykas. Turbūt tas pasipriešinimas natūralus kyla dėl to, kad tai nauja patirtis kūnui visgi. Ypač jei žmogus nekalba apie savo jausmus atvirai. Neturi įgūdžių kalbėti, ar ne? Taip. Tai natūraliai jam būna labai sunku ateiti. Taip. Būna ir drebulys, ir rankos dreba, ir balsas stringa, ir dėl to labai jaučiasi nepatogiai, kas su žmogum vyksta. Tai šie dalykai labai blokuoja, nes iš tikrųjų intensyvumas yra didelis. Tikrai ne vieną žmogų girdžiu, kai apibendrinant dalinasi, sako, aš jaučiuosi kaip po geros treniruotės, aš noriu tik į lovą, aš noriu tik ilsėtis, tai ant kiek tai yra intensyvu. Taip.
O kaip tave žmonės susiranda? Dirbi turbūt kontaktiniu būdu daugiausiai, ar ne? Ar galima ir nuotoliniu? Galima ir nuotoliniu, ir dažniausiai nuotoliniu būdu kreipiasi žmonės, kurie gyvena užsienį. Nes visgi yra labai svarbu psichoterapeutą rinktis, kuris kalba gimtąją kalbą. Taip. Tai veikia truputį kitaip smegenim ir geriau veikia, kai žmogus kalba gimtąją kalbą, tai yra labai prasti žmogui žodžiai nuo vaikystės. Tai nuotoliniu būdu didžioji dalis yra žmonės, kurie gyvena užsienį, kontaktiniu būdu, aišku, kurie gyvena Kaune. Aš dirbu Kaune, centre, Kęstučio gatvėje, mane galima rasti pagal vardą ir pavardę, Giedrė Melaikaitė. Esu Facebook'e, turiu savo darbinį puslapį. Šaunu. Labai tau ačiū. Manau, kad labai yra nemažai panašumų tavo profesijoje ir tai, ką aš irgi veikiu. Yra panašumų, bet yra ir skirtumų esminių. Smagu Tai va, išgirsti. Tikrai pratęskim pokalbį ir kaip tik gal diskusijos daugiau netgi galėsim pasidaryti. Jurgita, esi mąstymo, elgsenos keitimo mentorė ir astrologė. Kas tau yra mentorius, kas tau yra astrologas? Kaip tu galėtum apibūdinti, galbūt papasakot savo išskirtinumą, ką išskirtum? Kas man yra mentorius ir astrologas? Aš pati savo gyvenimu perėjau labai daug dalykų. Ir vis dar einu, nes pabaigos nėra. Mes einam visi iki pat gyvenimo pabaigos. Ir savo kardinaliais pokyčiais, gyvensenos, mąstymo, elgesio pasirinkimų, keitimų galiu būti, sakykime, pavyzdys tiems žmonėms, kuriems galbūt kaip tik reikia įkvėpimo ir drąsos imtis kažkokių dalykų, kurie padeda gyventi kokybiškiau, kurie padeda gyventi gražiau, įdomiau, labiau save realizuoti, atskleisti savo talentus, nebijoti pokyčių. Tai mentorius man yra kaip meistras, kuris savo pavyzdžiu rodo tai, ko moko kitus. Na, o astrologas, negalėčiau sakyti, kad aš vien tik astrologė būtent dėl šios priežasties, kad aš esu sukaupusi be galo daug ne tik patirties, bet ir be galo daug įvairiausių žinių. Ir su žmonėmis dalinuosi, atlikdama konsultacijas, tas analizės astrologinės, su žmonėmis dalinuosi daug daugiau negu astrologinėmis nežiniomis, o reiškias tomis interpretacijomis, nes interpretacijų galimybių yra begalė. Ir labai nuo astrologo sąmoningumo lygio priklauso, kaip jis pasižiūrės, kaip jis interpretuos tavo gimimo duomenis. Todėl labai svarbu kreiptis į plačiau matantį, mąstantį astrologą, kuris ir patyręs tų patirčių ir išminties tikrai turi daugiau. Nes ir kaip ir tu minėjai, nenuves toliau, ar ne, negu pats yra nuėjęs. Tai man atrodo, kad darbas su savim čia yra labai svarbus lygiai taip pat kaip ir psichoterapeutų, nes geras astrologas yra, sakykime, ir psichoterapeutas tam tikrą prasme, ar ne, taip irgi galime sakyti. Tai tik tai tiek, kad astrologas gali parodyti kryptį, jis pagal gimimo duomenis, jis mato, kokie svarbiausi pokyčiai turėtų būti svarbus tam žmogui ir jisai gali parodyti kryptį. Bet lygiai taip pat, kaip ir tavo atveju, priklauso nuo žmogaus, kiek jis atviras, kiek jisai pasirengęs priimti tos informacijos, kurią tu perteiki. Ir priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo sprendimų, kaip jisai pagerins, ar pagerins savo gyvenimą, nes labai dažnas būna atvejis, kiek tenka girdėti ir pačiai patirti,
žmonės labai nori žinoti daugiau apie save ir labiau save pažinti, bet pats sunkiausias darbas yra darbas su savimi. Ir tą svarbą aš visada darbo su savimi pabrėžiu. Ir pati mano gyvenimo būdas yra nuolatinis darbas su savimi, irgi naujų dalykų reikalingų mokymasis ir dalinimasis su kitais. Ir jeigu to darbo žmogus visgi vengia dirbti, tai ir pokyčių nelauk. Kaip, sakykime, tas darbas gali atrodyti, gal labai žmonėms sudėtinga atrodo, kas tas darbas, bet vien tik tai kokybiškai išsimiegoti, pavyzdžiui, ar ne? Ne bet ką valgyti, taip? Ne bet kada, ne bet kokiomis mintimis, ar ne? Susitelkti į tai, ką tu dabar patiri, tai, ką tu dabar jauti, ar ne? Nešokinėti į tą praeitį, ateitį, gebėti susikoncentruoti, pasimėgauti šią akimirką. Lygiai taip pat ir gamtoj pabūti, ir pasivaikščioti. Gal kam labiau patinka kokie šokiai, kam sportas labiau, ten plaukiojimas, įvairiausių čia tų galimybių yra, ar ne, pasirinkimų yra. Tai vien tik nuo tokių paprasčiausių dalykų prasideda darbas su savimi. Nes tas melavimas nuolatinis savo, kad aš laiko neturiu, aš negaliu dėl to, kad turiu vaikų, ten šeimą ir panašiai, žodžiu, tų priežasčių visada būna pilna. Žodžiu, darbas su savimi prasideda nuo labai paprastų, kasdienių, rutininių dalykų, ritualų. Ir pats esi žmogau atsakingas, ką tu susikuri. Nes, sakykime, blogai jaustis net pastangų nereikia. Mes tiek esame įpratę blogai jaustis arba nieko nekeisti, nuobodžiai gyventi, o tu imk ir leisk sau, šiandien jaustis kitaip. Įdėk pastangų, kad tai taptų laikui bėgant normą. Kiekvieną dieną po trupučiuką įdėk pastangų, kad jaustumės geriau. Galbūt perskaityk sakinį, gal kelis, gal kažkokią knygą atsivers, gal pabendrau, žodžiu, pradėk stebėti, su kuo bendrauji, kur savo laiką, energiją investuoji, ar ne? Kam tu iš viso laiką skiri. Ir kokį, sakau, ir maistą valgai, ir kaip ilsiesi, kaip realizuoji save, kaip savo talentais dalinies su kitais žmonėmis, nes talentais nesidalint su kitais žmonėmis, sakyčiau, yra nuodėmė. Nes juk ir turim tų talentų tam, kad pasidalintume su kitais. Jurgita, jeigu tu būtum kitas žmogus, kokius dėtum pagrindinius akcentus, dėl ko tu kreiptumėsi į save? Ką akcentuotum, kokie tai yra momentai? Į save? Kodėl kreipčiausi į save? Pirmiausia, turbūt dėl savo be galo plataus gebėjimo susieti nesusiejamus dalykus ir aprėpti milžiniškai daug informacijos. Nes, sakykime, astrologija man prasidėjo nuo klasikinės astrologijos, bet aš lygiai taip pat ir toliau gilinu žinias, ir toliau, kaip sakyti, einu į gilį, į plotį ir kitose astrologijos šakose, tai ar šakose, ar srityse, čia kaip pavadinsi, mokausi ir esu jau išmokusi daugybę dalykų išstudijavusi ir praktikuoju ir žmonėms analizės darau. Tai esu ne tik klasikinę astrologiją išstudijavusi, bet ir antropoteosofiją, ir antropoteosofinę astrologiją, evoliucinę astrologiją, kur labai yra atsigręžiama į tai, kas tavo paties viduje, į tavo paties tą mikrokosmosą, kurį tu matai aplinkui. Tik tai priklauso irgi nuo žmogaus sąmoningumo lygio, ar jisai save laiko vien tik tai kūnu kol kas, nors gali būti be galo intelektualus žmogus, bet labai kategoriškas, nenorintis pokyčių, nenorintis mokytis naujų dalykų, nenorintis suprasti, kad mes esame ne vien tik tai kūnas, bet esam daugiau negu kūnas ir kaip pasakyti, visa sistema, tai yra ir protas, emocijos, ir
ir sielą. Tai esu įstudijavusi ir medicininę astrologiją, ir genoskopą, kaip skaityti giminės paslaptis astrologijoje, nes ir mažiausiai 7 kartos lemia tavo charakterį žmogau, kažkokias tai savybės charakterio. Sakykime, ten senelis vienokias, prosenelis kitokias ir taip toliau, nes iš viso tose 7 kartose yra 126 proseneliai. Tai yra labai svarbu ir tai, kaip jie gyveno, kaip mylėjo, kaip žiūrėjo į materiją, kaip protavo, elgėsi, kokia giminės misija ir taip toliau. Tai labai įdomus dalykai. Taip pat esu sinastrijos dalykus studijavusi, tai yra, galima save labiau pažinti, kokių tų prioritetinių santykių atėjai į šį gyvenimą išpuoselėti, ir jeigu jų nepuoselėjai, tai gali ir gyvenime nesisekti, pavyzdžiui, meilėje, piniguose ar panašiai, jeigu visgi atėjus laikui savo tos užduoties nepuoselėjai. Galima suderinamumą pasižiūrėti irgi. Taip pat esu studijavusi kabalistinės kanalo astrologijos dalykus. Tikrai irgi be galo įdomu ir naudinga. Ir visą tai, sakykime, darydama analizės aprėpiu. Individualioji astrologija irgi pagal žmogaus, sakykime, poreikį, pagal sąmoningumo lygį irgi galima šitus dalykus pagal gimimo duomenis pasižiūrėti, tai kas rūpi žmogui. Ką čia dar paminėjus, dabar taip greitai, sakykime, dar labai įdomus dalykas, tai yra astrologija charakteriui išgryninti ir talentams atskleisti. Tai galima irgi pasižiūrėti, kokių būtent ydų atsinešiau, ar ne, ir kad jas harmonizuočiau ir atskleisčiau savo talentus, kokie metodai, sakykime, to darbo su savimi, ar ne, jie irgi yra astrologijoje nagrinėjami, tyrinėjami ir padeda žmogui dirbti su savimi, tikslingai dirbti su savimi. Man astrologija tuo ir patinka, kad tu žmogui gali patarimą duoti, tą kelią parodyti labai individualiai, nes vienam žmogui gali patarti, sakykime, šeimą galbūt kurti ir kaip tik, o žmogus šeimos nenori gal kurti, ar ne, o kaip tik šeimą galbūt kurti, išdrįsti kurti, o kitam žmogui galbūt karjerą reikia daryti. Kad atskleistų savo talentus ir talentais pasitarnautų žmonėms. Tai labai geras įrankis, sakyčiau, net dieviškas įrankis geriau save pažinti. Tai yra galimybė geriau save pažinti. Kaip įdomu, kiek daug dalykų esi, kaip pasakyti, kažkuria prasme patyrusi, mokysiesi, ar kiek gali paimti įvairių kampų, gal taip galėčiau pasakyti. O kokias galėtum išskirti savo paslaugas? Kokias teikiu žmonėms? Taip, kokias teikiu. Dar prie nuo klausimo norėčiau paminėti ir metafiziką, todėl kad žmogui sergant arba susirgus, ar ne, tai ne tik tai medicininė astrologija padeda susigaudyti, kokios, sakykime, charakterio savybės gali lemti, ne tik tai netinkamas maistas ar ydingi kitokie dalykai arba aplinkos dalykai, bet ypač lemia negerą savijautą arba nesveikatą, lemia kažkokie ydingi charakterio bruožai, savybės. Tai metafizika irgi labai padeda pasižiūrėti, koks tas emocinis lygmuo, koks tas mentalinis lygmuo, tos subtilybės, kurios irgi gali padėti tau susigaudyti, ką gyvenime galėtum keisti, kad pagerintum savo gyvenimą, sveikatą visapusiškai pataisytum. Ir pereidama prie paslaugų, kaip klausi, kokių tų paslaugų teikiu, šiaip paslaugų žmonėms teikiu įvairių, ir mokamai, ir nemokamai, bet labiau norėčiau apsistoti ties astrologinėmis paslaugomis šį kartą, kitus dalykus palikim kitiems pokalbėms, nes
jau vien astrologinių analizių jų yra įvairiausių aspektų. Nelygu kas žmogui rūpi. Labai paklausi yra savęs pažinimo analizė, todėl kad ten gali pasižiūrėti ir savo tas aktualiasias ydas, kaip jas harmonizuoti, kokiame etape tos ydos atidirbimo esi, na, kad suprastų žmonės, kas ta yda, sakykime, ar ne, nu, bet, pavyzdžiui, žmogus turi labai stiprią puikybės ydą. Tai su tokiu žmogum, kol jisai gyvena ydoje, net beviltiška ginčytis, nes visada pralaimėsi. Visada pralaimėsi. Tai va, nes toks žmogus ir nemoka ir atleisti, ir kitaip mąstančio, sakykime, priimti galbūt to žmogaus tokio, koks jis yra. Jis nori, kad būtų taip, kaip jis nori, sakykime, ar ne? Tai va, ir tik harmonizavus gali jau, sakykime, atskleisti tuos talentus ir irgi apie tai, žodžiu, žmogus gali sužinoti, žodžiu, nes tų ydų yra tam tikras, sakykime, skaičius ir skirta tokių dažniausių astrologijoje ir taip pat gali sužinoti pagrindinės savo gyvenimo užduotis, nes viena iš užduočių, aišku, yra ir mėgautis gyvenimu, ar ne? Be abejo, čia niekas to nepaneigs. Bet yra tarp užduočių yra ir pareiga atlikti savo įvairias užduotis. Tai yra, pavyzdžiui, pareiga ir prieš kitą lytį, jeigu aš esu, sakykime, moteris, ar ne, ar aš atlieku savo kaip moteris funkciją. Jeigu vyras, tai ar vyras atlieka savo kaip vyro funkciją. Ir va, tų pagrindinių užduočių gali būti, kad žmogui labai svarbu išmokti, išpuoselėti, sakykime, santykį su savimi, nes santykį su savimi nėra taip lengva puoselėti, kaip mums atrodo. Nes kaip tu labai gerai irgi paminėjai, kad va, esi veidrodis žmogui, ar ne, tai va, mums aplinka irgi yra veidrodis. Ir be jokios abejonės, jeigu, sakau, va, žmogus kuo žemesnio to sąmoningumo lygio, tai jisai kaltins, aišku, kitus. Jisai kaltins, smers kitus, kad kiti kalti dėl to, kad yra taip, kaip yra. Bet iš tikrųjų, kuo aukštesnio sąmoningumo lygio tampame, pamatome, kad pirmiausia reikia atsigręžti į save, pradėti nuo savęs ir susitvarkyti savo aplinką. Galų gale net ir savo kambarį, ar ne? Gebėti susitvarkyti savo kambarį kiekvieną mielą dieną, skirti va tam laiko, ar ne? Tai va, žodžiu, kokių tų prioritetinių užduočių ateiname mokytis, irgi kiekvienam žmogui yra individualu. Ir ta va, savęs pažinimo analizė irgi parodo tokius dalykus, atskleidžia ir žmogus pamatęs save iš šono ir, sakykime, iš paukščio skrydžio, jisai gali pasinaudoti tuo gyvenimo etapu tiek, kad galėtų pagerinti savo gyvenimą. Kokybiškai pagerinti savo gyvenimą. Aš ir pati esu šitaip dirbusi su savimi ir prieš daugybę metų ir galiu patikinti, kad tikrai veikia. Tikrai veikia, kada pradedi tikslingai su savimi dirbti. Taip pat kokių dar, sakykime, analizių teikiu, tai genoskopą darau, ar ne? Tas giminės paslaptis žmonių gimimo duomenyse patyrinėju ir tada būna galima pasižiūrėti ir, na, sakykime, pasižiūrėję vieną ar kitą, sakykime, protėvį, ar ne, na, senelį, pavyzdžiui, kažkurį iš senelių mes galime pamatyti, kokių klaidų nebekartot, arba kaip tik ką toliau puoselėti, ar ne? Mes į giminaičius galime pasižiūrėti irgi, kaip pasakyti, iš šono, kaip mums nebesielgti, kad harmonizuotume giminės karmą. Kiekviena giminė be to turi savo misiją ir jeigu labai nukrypstama nuo to giminės misijos reiškias plano, tai na, irgi ateiname harmonizuoti šitų dalykų. O tų dalykų gali būti įvairių. Galbūt artimoj aplinkoj harmonizuoti santykius, išmokti bendrauti artimiausioje aplinkoj kokybiškai. Viena iš tokių misijų gali būti ir tokia.
Va, nes iš tikrųjų, viskas ir prasideda, juk žiūrėk, nuo šeimos, nuo artimiausių žmonių. Nes tos pamokos gyvenime visiems yra daugmaž panašios, išmokti ar nebendrauti, kokybiškai mylėti, nes visos problemos kyla iš komunikacijos stokos. Tai va, galima, žodžiu, iš genoskopo sužinoti labai daug įdomių dalykų, ką būtent savo charakteryje galėtum keisti, kad tavo gyvenimas, tavo giminėje, tolimesniems kartoms gyvenimas gerėtų. Va, tada kita dar analizė yra medicininis horoskopas, sveikatos analizė, įvairiapusė sveikatos. Čia irgi tiek daug visokiausių įdomių dalykų apie save gali sužinoti. Ir koks polinkis yra, sakykime, virškinimo kokia jėga, koks gyvenimo būdas tinka, sveikatinimosi būdas koks tinka, kokie gydymosi metodai tinkamiausi, į kokius daktarus geriausia kreiptis. Žodžiu, kaip tu generuoji gyvenimo džiaugsmą, kas tau padeda įkvėpti savo tos gyvybinės energijos, ar ne? Ir taip toliau, tokių labai labai įdomių dalykų gali sužinoti, kuriais pasinaudojęs irgi gali pagerinti savo gyvenimą. Va, yra vaikų auklėjimo raktas, nes visi vaikai yra skirtingi ir pagal tam tikrus astrologinius rodiklius gali pasižiūrėti, kaip palankiau vaiką auklėti, nes kai kurių vaikų auklėti iš vis nereikia, pavyzdžiui, leisti jiems būti tokiems, kokie yra, o kitiems galbūt reikia kažkokią kryptį parodyti. Tai irgi įdomių dalykų galima sužinoti. Ir šiaip pagal žmonių poreikius tų analizių įvairiais aspektais ir suderinamumą, ir dėl santykių, pinigų, veiklų galima pasižiūrėti, kokius dalykus, žodžiu, gerinti, į ką atkreipti dėmesį, kad būtų galima išspręsti, kur užstrigai, pamatyti pasekmės, priežasties, tą sąsają, žodžiu, plačiau viską pasižiūrėti, nes labai dažnai mes gyvename taip, kuo tikime. Ir žmogus sako, būna, kad negali būti, bet, patyrinėk. Jeigu patikėjai, kad tik taip gali būti ir gyveni taip, kaip gyveni. Tai apie įsitikinimus, apie įsitikinimų tų nuostatų iš ankstinių keitimą irgi su žmonėmis nemažai kalbuosi. Ir jeigu žmogus nori, tai pasidalinu, kodėl sakau, esu daugiau negu astrologė, jeigu žmogus nori ir aš matau, kad tikslinga, pasidalinu ir daugiau, sakykime, patirčių, išbandytų dalykų, kad žmogus galėtų atsirinkti, kas jam galėtų būti tinkama. Pats žmogus juk atsirenka, pabando ir tą, galbūt ir jis atsirenka, kas jam tinka. Tai va, kaip aš ėjau savo keliu, kiekvienas žmogus eina savo keliu, gal man knygą įdomiau paskaityti ir mane įkvepia, o žmogų gal filmą pažiūrėjęs, jisai tą katarsi pajaučia, ar ne, ir panašiai, o kitam labai skaniai iškepti pyragą ir suburti šeimą irgi sukelia nuostabius jausmus ir tą džiaugsmą, laimės pojūtį atneša, taip kad kiekvienam žmogui skirtingai. Tikiu, kad į tave nemažas rautas žmonių kreipiasi ir visokių. Gal man toks labai įdomus klausimas, kokios tavo paslaugos visgi populiariausios, galbūt ne, 1, 2, 3 pagal populiarumą, dėl ko žmonės dažniausiai kreipiasi į tave, kas populiaru yra? Tie žmonės, kurie pirmą kartą darosi astrologinės analizės, jie dažniausiai nori tokios bendresnės arba išsame analizę pasirenka, kur daugybę dalykų gali sužinoti pagal savo gimimo duomenis ir atitinkamai pasinaudojęs irgi pagerinti savo gyvenimą, galbūt kažkokias klaidas taisyti arba kaip tik kažkokius talentus skleisti drąsiau. Tai renkasi tokią išsame arba savęs pažinimo analizę. Tie, kuriems galbūt rūpi labiau sveikatos dalykai, renkasi sveikatos analizę, medicininį horoskopą, nes iš čia irgi gali labai daug sužinoti dalykų. Taip pat labai
populiari yra individuali analizė, kai žmogus pats susako dalykus, kas jam rūpi, kas jam ant širdies, sakykime, ar ne, ir tada jam individualiai pagal jo, reiškia, išsakytą poreikį atlieki va tokią va analizę. Genoskopas labai populiarus be abejo, nes žmonės suvokia, kad kartais žmogus nebūna net prileistas prie savo asmeninės karmos, kol jisai neharmonizavo savo paties gyvenimų giminės karmos. Tai yra neištaisė kažkokių charakterio savybių, elgesio modelių neharmonizavo ir kol to savo paties gyvenimų nepataiso, nebūna prileidžiamas prie savo asmeninės karmos, kaip sako, prie savo asmeninių dalykų. Tai va, tai ir šita analizė yra be galo populiari. Žmonės, aišku, vaikučius turintys mažus, tai jiems rūpi pasižiūrėti ir vaiko auklėjimo raktą. Na, va, tai tokios būtų populiariausios. Populiariausios visgi šios, bet sakau, ir dėl suderinamumo irgi žmonės kreipiasi dėl santykių, nes, na, visur, kur pažiūrėjus, yra santykiai, net ir santykiai su savim. Va, tai tokios va, būtų populiariausios. Ką dar norėčiau pasakyti, kad norėčiau netgi, sakyčiau, reanimuoti požiūrį į astrologiją, nes žmonės yra linkę žiūrėti į astrologiją tik tai kaip į būrimo kažkokį tai lygmenį, ar ne, į tą laikraštinę astrologiją. Aišku, nieko nuostabaus, kad astrologija yra nepatogi apie porą šimtų metų tik tai. Iki tol buvo ir labai plačiai ir dėstoma universitetuose ir taip toliau, žodžiu, tai yra be galo senas mokslas. Vien tik klasikinės astrologijos pradininkas Klaudijus Ptolemėjas, jisai gimė 90 mūsų eros metais. Va, graikų astronomas, astrologas, matematikas, geografas, optikas, gyvenęs Vidurio Egipte ir daugybę metų dirbęs Aleksandrijoje. Tai va, tai koks visgi senas yra šitas mokslas. Ir kaip jau ir buvau užsiminusi, labai priklauso, kaip ir sakiau, kaip ir kiekvienoj profesijai, nuo paties astrologo sąmoningumo lygio, nuo jo dvasinės evoliucijos lygio, kiek jis yra pažengęs, kiek jis yra patyręs, kiek jis yra išsimokslinęs, koks vat, profesionalumas, kiek išvystytas, tas tyrumas, švarumas, vat, irgi, kaip paminėjai, tas švarus lapas, ar ne, kad būtum ir gebėtum labai plačiai apriepti, matyti, mąstyti, nes kuo žemesnio sąmoningumo astrologas, tai jisai bus tuo kategoriškesnis, nes visgi kiekviena analizė yra gana subtili dėl būtent šios priežasties. Sakykime, interpretacijos ten tų galimybių yra begalės. Ir vat būtent koks tu esi, kokio sąmoningumo lygio, nuo to ir priklausys. Ir žmonės ir turėtų žiūrėti, ar pats astrologas irgi dirba su savim, ką jis savo paties gyvenimu demonstruoja, sakykime, ar ne. Tai va, nes komercinių daug galbūt yra, ar ne. Tai va, tai norėčiau tiesiog reanimuoti astrologiją ta prasme, kad kaip ir kiekvienoje profesijoje, taip ir čia yra įvairaus sąmoningumo astrologų. Tai yra darbas su žmonėm, tai yra darbas ir vis tiek jaučiu, kai pateikia informaciją, tikrai turi ir patirti ir tam tikrų ir emocijų, na, žmogus klausydamas tavęs, tikiu, kad išveikia kažką. Tai yra kontaktinis darbas su žmogum. Kaip tu save paruoši, kaip tu sau padedi, kad dirbtum kokybiškai, kokio laiko sau skiri ir kaip jis atrodo, gal galėtum pasidalinti. Čia mūdvi turim panašumų, aš irgi labai laikausi kasdieną disciplinos, tai ir kokybiškas miegas, tai ir kokybiškas maistas, sakykime, nes aš labiau renkuosi žaliavalgystę, vegetarišką maistą.
irgi valgyti kiek įmanoma mažiau, nes aš, kai pagalvoju apie senus laikus, galvoju, Dievuliau mano, kaip mums tilpdavo šitiek valgyti. Kaip tas kūnas mums viską suvirškindavo. Aš ir dabar jaučiuosi, kad per daug valgau, nors valgau tikrai daugiausiai vaisiai, daržovės, riešutai kokie ir panašiai. Kiekvieną mielą dieną dirbu su savimi, tai yra tyrinėju savo pačios kažkokias reakcijas galbūt, arba tai, kas, sakykime, tai, ką pajuntu, iš kur kyla, kodėl, sakykime, panašiai. Taip pat nuolatos irgi mokausi naujų dalykų, gilinu savo profesinės žinias, nes astrologija yra neišsemiamas dieviškas įrankis, dieviškos išminties įrankis. Tik tai tie, kurie prie to neprisilietė ir nesusipažinę, gali menkinti. Tik tai tie žmonės susipažinus su šiuo įrankiu tikrai pamatai plačias galimybės, kad galėtum save geriau pažinti. Va, lygiai taip pat irgi išėjimas pasivaikščioti, šokis labai didelę vietą užima mano pačios gyvenime. Šokam visi, nes būna komentarų, kad šokiai tik jaunimui, va, tai iš tiesų ne taip, šoka visi. Ir jaunimas, ir jeigu nori, ir senimas, visi šoka ir tam nereikia jokių svaiginimusi, jokių specialių progų ir panašiai. Žaidimų visokių žaidimas, atsipalaidavimas. Muzika, be jokios abejonės, vandens procedūros, šaltas dušas ir žiemą būna ir su sūnum jūroj kartais pasimaudom. Žodžiu, va tokie savęs, tos visapusės sveikatos palaikymas, domėjimasis toliau ir metafizikos dalykais, suvokimas, kad tu esi mikrokosmosas, o aplinka yra makrokosmosas. Tai vadinasi, jeigu aš jaučiuosi prastai arba kažkur man skauda, aš iš karto ieškau sąsajų, priežasčių, bet tas sąsajinis mąstymas čia yra labai svarbus. Pamatyti, kur tos sąsajos ir ieškoti priežasčių ir jas, kaip sakyti, taisyti. Žiūrėti, ką reikia taisyti ir kodėl aš taip jaučiuosi. Tai va, ir va tas palaikymas tos geros visapusės sveikatos, suvokimas, kad mūsų gyvenime negali būti viskas sukontroliuota. Mes labai norim viską sukontroliuoti ir dėl to tas stresas kyla, ar ne? Kada pajunti, kad va šito ir šito negali sukontroliuoti. Tai va, tai suvokimas visgi, kad yra labai ir tos nežinomybės, ir jos turi būti, nes stebuklui reikia palikti vietos. Ar ne? Ir tas tikėjimas, kad visada viskas vyksta geriausiu būdu, laiku, tempu, nuramina. Ir vat atrandi tą vidinę ramybę, net ir sunkiausiomis gyvenimo situacijomis, matai žmogų kitą kelyje. Ir viskas su tuo gerai, nes kiekvienam yra savas tempas augimo, tobulėjimo, savi pasirinkti metodai, jie visi yra reikalingi, teisingi matyti ir pykti dėl to, nervintis dėl to beprasmiška. Tai vat kiekvieną dieną savo primenu, kad atkurti tą vidinę ramybę ir ją, tą būseną išlaikyti yra svarbu. Dėkingumas, dėkingumą taip pat praktikuoju. Anksčiau net nepagalvodavau, kas tas dėkingumas, atrodo, ačiū pasakė ir pakanka, iš tikrųjų ne. Vat pajausti tą visą širdim, visą esybę, kada pamatai ypatingai kelias, sakykime, ne vien tik tai vieną, tavo, sakau, medalio pusę, bet ir kitą, ir reljefą, ir žodžiu spalvą, ir kūrybinę energiją ir taip toliau. Daugiau dalykų, kada pamatai, tas dėkingumas savaime gimsta, nes tu pamatai, kad tai yra tiesiog šitaip išlaikoma pusiausvyra. Tai va, ir žodžiu, šitus dalykus puoselėju, vis pastebiu, savistaba, saviugda, savistaba. Yra mano kasdienybės dalis. Natūraliai kiekvienas darbas neša ir džiaugsmus, ir iššūkius, ir tam tikrus momentus, kurie yra lengvesni, sunkesni. Kaip tavajam darbe? Kas yra tavo džiaugsmai, kas yra tavo
kaip atrodo galbūt tavo sunkumai? Džiaugsmai. Tie džiaugsmai, jie irgi ateina kartais per sunkumus, ar ne, patiriamus iššūkius. Ir džiaugsmas man turbūt kaip ir tau yra pamatyti, kad žmogus visgi paiso savo gyvenime tam tikrus dalykus ir pradeda dirbti su savim, pradeda keisti savo gyvenimą, pamato tos realius pokyčius. Tai didžiulį džiaugsmą irgi tas atgalinis ryšys suteikia. Lygiai taip pat irgi paantrinčiau ir tau, kad su kiekvienu žmogumi ir aš paaugu. Dar labiau paaugu. Nesvarbu, kad, sakykime, plačiau galiu apriepti tam tikrus dalykus ir įžvalgų gilių žmogui pateikti, bet ir paaugu ir pati, ir dar daugiau atrandu. Va tas ėjimas į gilį, į plotį, labai jautrus. Ir esu dėkinga kiekvienam žmogui, kuris išdrįsta ir pasidalinti savo atgaliniu ryšiu, nes kitą kartą, sakykime, analizę gauna arba pasikonsultuoji ir būna uždaresni žmonės ir jie toliau nebendrauja, bet yra labai daug tokių, kurie išdrįsta. Ir tada labai gera toliau palaikyti ryšį ir kitokių analizių pasidaryti, sakykime, tų konsultacijų. Tai tas atgalinis ryšys be galo džiugina. O kas yra sunku? Gal ne tiek sunku, bet disciplinos tos laikytis, disciplinos, kad tu kokybiškai būtum pasiruošusi. Nes čia ne tas atvejis, kad reikia ir darau. Čia ne tas atvejis. Tu turi būti pasiruošusi savo tuo vidiniu pasiruošimu, atlikti analizę, tą tyrimą, su žmogaus duomenimis pabūnu kitą kartą ir ne vieną dieną, jeigu žmogus darosi analizę nuotoliniu būdu, mes su juo pabendraujam, pabendradarbiaujam, sakykime, ten ar balso žinutėmis, ar telefonu, taip kaip pasirenkam. Ir jeigu nėra skubu, aš leidžiu su tais duomenimis pabūti, leidžiu įžvalgoms ateiti, žiūriu ne tik tai gimimo duomenis, bet pasižiūriu ir asociatyvinės tas įvairias įkvepiančias žinutes, tas kortas vadinamasias ar ne, kur yra dabar labai daug gražių ir iš šventųjų raštų žinučių surinkta ir pagal mineralus irgi, mačiau, kad ir pati turi ar ne ir naudoji. Tai yra labai ir aš pasižiūriu ir pagal tai pasitikrinu, įvairiais metodais pasitikrinu visgi, ką žmogui turėčiau ištransliuoti, nes mes juk jaučiam ir matom daugiau negu ištransliuojam, nes irgi nuo kiekvieno žmogaus tiesa priklauso, kiek jam gali tuo metu ištransliuoti. Tai tas sunkumas visgi tos išminties, ne tai, kad sunkumas, gal iššūkių labiau pavadinčiau, disciplinos laikytis, labai tokios ir tos švaros, vidinės, išorinės, irgi nusinulinimo, jokio smerkimo, jokio kaltinimo, visiškas priėmimas, kad galėtum, reiškia, tinkamą informaciją ištransliuoti. Tai ir leidžiu srautu eiti, nes galiu susiplanuoti vienus dalykus pasakyti, bet per tą einantį atrodo srautą tu tiesiog liejasi ir būna, kad ir tie įrašai būna ne valandą, ne 2, būna ir 3, ir 4 valandos. Jeigu žmogus mėgsta klausytis daugiau, tai kitiems ir dar daugiau būna tų dalykų, susakau, išaiškinu, ne glaustai, bet su tam tikrais paaiškinimais. Tai būna tokių ir labai plačių analizių. Tai tas yra iššūkis, bet man tai patinka, visgi įkvepia. Ar myli savo darbą? Mano darbas yra mano gyvenimo būdas. Tai aš manau, kad aš tuo gyvenu pati. Pati gyvenu ir jeigu, sakau, žmonės ir per rekomendacijas būna kreipiasi, mane be galo tai įkvepia ir dėkingumas labai užgimsta. Kaip tave galima rasti, Jurgita?
Esu aš socialiniuose tinkluose, karts nuo karto vieną kokią kitą žinutę ištransliuoju, bet ir turiu susikūrusi tokią glaustą interneto svetainę. Taip pat interneto svetainėje galima irgi mane rasti, jurgitalukauskaitė.com. Ten yra ir tos pagrindinės, einamiausios gal paslaugos aprašytos ir tokios orientacinės kainos nurodytos, bet iš tikrųjų galima kreiptis tiesiogiai ir žodžiu, žinutė asmeninė rūpimus klausimus užduoti ar telefonu paskambinti, žodžiu, tie kontaktai yra. Tai va, ir žmogus, jeigu jam rūpi, jis gali pasiklausinėti pirmiausia. Gal mano vienas kitas, sakykime, sakinys, gal jam padės ir tos konsultacijos net nereikės, nes būna, kad žmonėms pakanka kitą kartą ir tavo vieno kito sakinio, kad atsipeikytų iš to užstrigimo kažkokio, vat, iš tos užburto rato kažkokio, tai vat, visiems skirtingai. Gerai, labai įdomu buvo tavęs paklausyti. Ačiū labai, man irgi įdomu buvo su tavimi pasikalbėti ir, žinai, va, tokių keletą bendrumų ir skirtumų pastebėjau ir galvoju, gal ir tu pastebėjai, kad psichoterapeutas žmogui mažiau patarinėja negu turbūt astrologas, nes astrologas individualiai mato žmogui, kokią kryptį gali. Ar ne? Parodyti. Iš esmės gaunasi, kad tu labai daug pagal gimimo datą žmogui suteiki informacijos. Taip. O pas mane yra atvirkščiai, visa informacija aš traukiu iš žmogaus, jis ją pasako. Taip. Man reikia klausimus ir traukti. O tu duodi tą srautą ir tada žmogus atrodo, kažkokią prasme apkramto ją. Taip, jisai pasinaudojęs tą informaciją gali pagerinti, iš esmės pagerinti savo gyvenimą, kaip aš ir pati pagerinau. Tai va, ir pasinaudoti. Taip, tai va, tokie būdai, žodžiu, žmogui suteikti pagalbą. Pas mane tai tokia esmė, vis tiek didžioji dalis žmonių ją plius minus metam arba 2 ateina. Aišku, priklausomai kokia yra situacija, bet mes kartą per savaitę arba kas antrą tinkamės ir tas gaunasi toks pastovus reguliarumas ir va čia va tas momentas irgi tikėtina yra skirtumas tarp mūsų, nes aš ženkliai daugiau tą patį žmogų matau, aš taip manau. Taip, mano konsultacijos dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu, nes taip gal net ir būna patogiau. Taip, kai kurie žmonės mėgsta susitikti akis į akį, turi laiko, nes vis tiek astrologinė analizė jau užtrunka. Tu turi tam skirti kelias valandas mažiausiai. O nuotoliniu būdu aš esu laisvesnė, sakykime, skirti tą laiką, atlikti analizę, nes kol tu duomenis ištyrinėjai, užtrunka laiko, kol tu apžiūri kažkokius dalykus, tas įžvalgas susirenki, kaip sakyt, ir sėdi įrašyti, tai tikrai užtrunka ir pusę dienos, ir dieną kitą kartą užtrunka vien tik vienam žmogui tokią analizę įrašyti. Ir išsiunčiu elektroniniu paštu, pavyzdžiui, kad žmogus parsisiuntęs tas analizės, jisai gali klausyti ne vieną kartą, todėl kad tuo kartu tu išgirsi vienus dalykus, o paklausęs po kurio laiko tu jau atsiveri ir kitiem dalykam, tu jau žiūrėk ir kitų dalykų išgirsti. Va, tai labai patogu turėti tuos įrašus ir vis pasiklausyti. Tai mano tas kontaktas su žmogum va toks dažnas yra nematomas, nes per žodžiu, klausydamasis analizės tiek pagal savo poreikį, kiek jam reikia, jisai gali klausyti ir metus, ir kelis, ir dar daugiau. Tai va, tai taip, teisingai pastebėjai, kad mano labiau toks nuotoliniu būdu darbas su žmogumi šiuo atveju. Ir tu turi erdvės pažiūrėti, paanalizuoti, pas mane toks visas procesas vyksta čia ir dabar. Kažkuria prasme tarsi galiu pasiruošti susitikimui, nes peržvelgiu, apie ką buvo paskutinis, kažkiek būna, kad pasižymiu, bet šiaip iš esmės tai, nežinau, ką tas žmogus atėjęs duos, nes tikrai būna, kad ateina ir sako, mirė mano tėtis. Ir tada jau visai tas kitas laukas ir galima ruoštis, ruoštis, bet nepasiruošę, nes tikrai neįspėja žmogus, kokia bus ta figūruojanti tema, tai
tokio netikėtumo ir sukrečiančio faktoriaus tikrai būna, bet ir kažkiek to pasiruošimo taip, bet vis tiek einu paskui žmogų. Paskui žmogų. Tai va čia tas pagal jo poreikius, pagal jo einamą būseną, einamą situaciją arba foną, arba kažkas. Tai kokius asmenybinius gal dalykus nori paspręsti. Tai va čia toks yra tas dalykas, kad pasiruošti negaliu. Tai va ta kiekviena konsultacija yra Unikali. Labai unikali ir yra, aišku, metodai tam tikri visada yra galvoje, bet tokio pasiruošimo neina ir aišku, ir žmogui irgi duodu iš tų metodų pasirinkti, ką jisai nori, nes tiek dirbam ir su moliu, tiek dirbam ir su smėliu, su plastelinu, su piešimu ir vienam tinka labai molis, kitas negali to smėlio pakęsti, ir turi žmogus irgi pasirinkti priemonę, jeigu jis jos irgi dar nori tam einamam procese. Irgi labai kūrybinis procesas, sakykime, taip kiekvieną dieną yra kūrybinis procesas, tai tų tokių įkvepiančių žinučių, podcastų, knygų, tarsi man pastoviai reikia, nes reikia kažkaip save įsikvėpti, kad tų pačių dainų nedainuočiau, kaip juokauja. Taip. Vat labai įdomu, aš pavyzdžiui, sakykime, kaip dirbti vidinį darbą, harmonizuojant savo vidinį santykį su tėčiu, su mama, kaip dirbti su savo vidiniu vaiku, kaip bendrauti. Žmonės neįsivaizduoja būna, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, analizės darydama, ir jeigu žmogui tikrai matau, kad aktualu ir klausia, tai papasakoju, kokių tų būdų yra ir pasidalinu, kaip aš dirbau, kas man padėjo arba padeda, nes vienais gyvenimo etapais vieni dalykai padeda, kitais kiti dalykai padeda. Netgi buvau sulaukus klausimo, kokių tu, sako, meditacijų klausaisi. Ir aš galiu tik taip pasakyti, kad vienais gyvenimo etapais reikia vienokių, kitais kitokių. Šiuo gyvenimo etapu tų garsinių kažkokių meditacijų ir iš vis neklausau, nes pati visai jau kitaip, sakykime, medituoju. Tai tai čia yra kelias, tai yra procesas ir vienam žmogui gali tik vieni dalykai, kaip sakai, smėlis, kitam molis. Ar ne? Tai tai lygiai tas pats ir darbas su savimi. Vieniem vienaip galbūt kažkaip dirbasi, sakykime, kitiem kitaip. Taip, žmonės labai skirtingi yra. Taip. Tai to skirtingumo kiekvieno priėmimas ir leidimas rinktis jam pačiam atrasti. Pasiūlymų galima daug duoti, bet kai žmogus gal labai taip savo pasirenka, atranda, tai ir yra gal geriausia. Manau, kiekvienas jau žinom kažkuria prasme, kas tinka, kas mums yra geriausia. Tam, kad, kaip sakau, ištrauktume iš kažkokio nesupratimo. Nes mes ne vienas nesam atleistas, ar ne, nuo sąmonės plėtimo, reiškia, to mąstymo plėtimo. Ir toks išeina, kad suaktyvinam žmoguje vidinės galimybės išspręsti kažkokius iškilusius ar būsenas, ar nerūpesčius, nes tas ir yra svarbiausia, kad paties žmogaus tuos vidinius dalykus suaktyvintume, galimybės. Nes labai žmonės linkę nuvertinti save. Labai, tiesiog taip yra. Gal ar ne? Bet ir kultūriškai pakankamai mūsų tauta tokia konservatyvesnė, mėgstanti labai lyginti save su kitais, tai pakankamai iš senesnio to palikimo ateina, kaimynas tą, kaimynas aną. Dabar aišku ir socialinė medija to labai daug prideda kaip minusą, kad žmogus labai lygina save. Tai čia gal tas toksai yra momentas leisti savo gyventi taip, kaip norisi, palaikyti savo sprendimus ir priimti gyvenimą savo, koks jis yra, gal leisti savo gyventi taip, kaip man norisi ir kiek man užtenka. Šitas visoji visuomenė iš visko, kas eina. Tai kažkuria prasme ir gaunasi, tu pareiškini, kas ten yra tas tavo gyvenimas, aš ir padedu atrasti, kas yra tavo gyvenimas ir įsigalint, kad remtų savo sprendimus. Man, žinai, dar vienas labai dabar atėjo į galvą
dalykas. Vat sutikau žmogų, kuris galvoja, kad jeigu jau aš kitiems galiu padėti ir turiu tą vat sąsajinį mąstymą ir apriepiu be galo daug ten tų dalykų, jau kad gyvenime tai neverkiu ir kad gyvenime tik šypsausi ir tik laiminga esu. Tai tikrai nėra taip. Gyvenu labai natūraliai ir netgi sakyčiau, kad anksčiau gal buvau daugiau tokia balta, pūkuota. Dabar kaip tik išmokau ir mokausi toliau būti savo tiesoje, išdrįsti būti ir nepatogiai, brėžti ribas ir už save, sakykime, pastovėti kitą kartą reikia, ar ne? Moteriškumą puoselėti, nes vat, koks dar yra labai įdomus dalykas, ką gali pamatyti pagal gimimo duomenis, vat kiek, sakykime, procentų atsinešęs esi tų aktyviųjų dieviškų savybių ir kiek pasyviųjų. Mes vadinam vyriškų ir moteriškų, ar ne? Ir pasižiūrėti, ar tos stichijos švarios, sakykime, kurias irgi apsivelkam gimdami, tai čia ir vanduo, ir žemė, ir oras, ugnis, ar tos stichijos švarios, ar ne, kas tai yra, bet tokius dalykus galima pažiūrėti, nes gali būti, pavyzdžiui, vyras daugiau moteriškų tų savybių atsinešęs, tai jis, vadinasi, gali būti puikus verslininkas, jis gali būti be galo kūrybiškas, tai nereiškia, kad ten nevyriškas, ar ne? Ir su moterimi lygiai tas pats, vat, ir kaip tą moteriškumą nepamiršt puoselėti, nes viena iš tų vat pareigų, užduočių irgi yra, per tarpusavio santykius augti, tobulėti. Tai ir gerbti vyrišką energiją, ir moterišką energiją, ir suprasti, kas tai yra, ir puoselėti pačiai moteriškumą, vyrams vyriškumą, ir savyje mes kiekvienas savyje turim ir tokios energijos, ir nereikia galvoti, kad čia mes tik tai kažkaip vienos tik energijos vaikščiojančios kažkokios būtybės, taip nėra. Tai labai įdomu tą irgi pamatyti, nes, pavyzdžiui, moteris turinti daugiau tų aktyviųjų vyriškų savybių, jai, kaip pasakyti, pagal astrologiją, antropoteosofinę astrologiją, jai labai svarbu išmokti gerbti tą vyrišką energiją, ją harmonizuoti ir savyje, ir taip pat puoselėti moterišką energiją, nes tokiai moteriai gali būti ne savaime suprantamas dalykas, kad ji turi teisę ir išsimiegoti, ir save palepinti. O tų pasyviųjų dieviškų savybių vyras turintis, jam gali tiesiog nesusiprasti, kad moterim pasirūpinti, šeima pasirūpinti, turi būti savaime, sakykime, suprantamas dalykas, kad atsakomybė, ar ne? Žodžiu, yra tikrai įdomių dalykų, galima pagal tuos gimimo duomenis irgi pasižiūrėti, kokių dalykų mokytis gyvenime, kad labiau mylėtume, kad daugiau grožio, kokybiško bendravimo aplinkoje būtų, ko galime palinkėti ir kitiems, tiesa. Tai labai labai smagu su tavimi pasišnekėti. Gal dar norėtum ką nors pasakyti, ar šiam kartui paliekam tiek ir kitiems pokalbėms. Iš tikrųjų, tai galim jau šiam kartui palikti. Tikrai maloniai pakalbėjau, buvo įdomu. Ačiū tau. Ačiū tau, Giedrė, ir visiems linkime visokeriopos sėkmės.